arba į Molėtus, arba į Biržus, bet dabar apniukę debesis, tai nusprendžiau skristi link Kėdainių į tokį aerodromėlį ir po to gal kelis kokius privačius aerodromus aplankysim. Jei bus noro ir laiko, dar nusileisim į juos. Tai kol kas maršrutas yra 150 km, apie pusantros valandos skrydžio. Laukia temperatūra 5 laipsniai. Tai kameros turbūt neišlaikys šito šalčio, bet yra kaip yra. Vėjo visiškai nėra. Tai kylam turbūt. Panevėžys, Radio Lima, Yankee Sierra Charlie Victor. Kyla 2-0 kur. Rūkas. Gal ir niekur nebeskris. Rūko nėra tik tais virš aerodromo. O tai tau. Vaizdas tai įspūdingas. Tokia skylė tik tais virš aerodromo, o daugiau vien visur rūkas. Iš miesto nėra rūko, bet iš miesto nenoriu skristi. Jau iš karto geras matomumas, matosi puikiai Kėdainių kalnai vadinami. Šeduvos nėra rūko, o link Kėdainių vien rūkas, net galo nesimato. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, paskrisiu link arčiau. Aukštis labai geras, 150 metrų. Įspūdingai. Bet viršui yra visai vėjas, ant žemės visai nėra vėjo, viršui 20 keli kilometrai. Tai 7 metriukai. Aukštis 400 metrų. Aerodromas prie pat. Labai nenorėčiau skristi per šitą rūką, nes jeigu kažkas atsitiktų, nebūtų kur leistis, tiksliau būtų kur leistis, bet nematyčiau kur leistis. Nežinau, priskrendu prie to rūko krašto ir jis pabiškį sklaidosi, tai palauksim gal. Bet ten yra Biržai. Ten matosi Kėdainiai, bet ten rūkas, tai jis ilgiau tikrai sklaidysis link Biržų, o rūko nėra. Pažiūrėkit, kaip atrodo debesų rūko jūra.
galo nesimato. Grinai Panevėžys yra ant Rūko krašto, jeigu taip galima pasakyti. Wow. Įspūdinga. Aukštis 500 metrų. Specialiai tokį aukštį laikau, kad jau kad laisvai iki aerodromo daskleščiau. Jo, dabar yra 9 valandas ir kelios minutės. Jeigu nepraeis rūkas, tai tiesiog čia paskaidysim tarp šitų debesų virš aerodromo ir viskas. Tai kartais va taip ir nutinka. Prognozės rodė, kad bus rūkas, bet aš kažkaip tikėjausi, kad jis greičiau prasiskraidys, saulė prašildys. Dabar leidžiamės nuėmus pilnai gazus, tai vat skraidyklė leidžiasi 3,5 metro per sekundę greičiu žemyn. Tai kad įsivaizduot, pavyzdžiui, be variklio, taip skraidyklė sklendžia 0,8 metro per sekundę. 4 kartus iš principo greičiau leidžiasi žemyn. Nusileidau 160 metrų. Iš kepyklos užsiuodžia patelės kaip kepa. Dar toks stiprus kvapas. Galbūt ten patelės dega nebeketno. Būtų galima perskrist per tą pusę, bet ten yra pajuostis ir vyksta pratybos draudžiamo zoną skraidyti. Tai turbūt po vieną čia paskraidysiu dar kokį pusvalandį ir tada jau gal važiuosiu. Nepavyko planas šiandien, bet būna ir taip.
aerodromo centro yra 2,5 kilometro. Nu, pažiūrėsim, ar tas klėsim ar ne. Tai aukštis yra 320, atstumas liko 2 kilometrai. Aukštis 250, atstumas 1,6 kilometro. Aišku, aerodromo krašto šiek tiek mažiau, kurį aš dabar žiūriu tiesiai. Aukštis 150, 1,2 kilometro atstumas. Aukštis 100 metrų, atstumas kilometras. Aukštis 70 metrų, atstumas 800. Ir būtume netą skrydį. Duodu šiek tiek lengvo gazo. Ir šiandien užteks. Leidžiamės. Panevėžys Radio Sierra Charlie Victor, tupinė 02. Aišku, kaip visada per pievą važiuoja žmogus. Nu, pažiūrėsim, ar jis pirmiau, ar mes pirmiau. Šiek tiek pagazdinkim. Gerai, negazdinkime, sustojom.